Prieniečiams puikiai žinomam laikraščiui Krašto vitrina šiemet sukanka 10 metų. Per tą laiką leidinys neatpažįstamai pasikeitė. 2002-aisiais pradėjus veiklą, Krašto vitrina tebuvo reklaminis leidinys, o dabar yra daug solidesnį įvaizdį įgavusi žiniasklaidos priemonė. Apie laikraščių istoriją, žiniasklaidos kokybę bei Krašto vitrinos ateities perspektyvas kalbame su įkūrėju Vaclovu Sinkevičiumi. Kaip jaučiate šiais metais, kai yra minimas Krašto vitrinos 10-metis? Kaip jaučiuosi, dar jaunas, dar nespėjęs netgi žengti jaunystės tokį amžių. Tai kad 10 metų iš tiesų čia tik pradžia. Nors mes kalbam, kad kūdikiu, kada 10 metų jis jau kaip taip arčiau tokio jau suaugusio eina. O laikraščių 10 metų čia tik dar pradžia. Tai aš manau, kad aš jaučiuosi labai, tai dar jaunas, stiprus, norintis dar žengti dar toliau. Idėjų yra daug pas mus, o kaip ten bus, pažiūrėsim. Papasakokit apie pačią pradžią. Kaip kilo idėja leisti tokį informacinį leidinį? Pradžia labai banali, galim pasakyti. Kada mes nutarėm vis dėlto steigti įmonę, tada buvo dar mano Vaclovas Sinkevičius reklamos agentūra. Pradinis pavadinimas toks buvo. Ir mes nutarėm atstovauti bitei, buvo pirmas atstovavimas. Mes norėjom reklamą, daugiau reklamos, kad daugiau žmonių sužinotų apie mūsų pirmą, paslaugą. Paskaičiavom, kiek kainuoja tada buvusiuose, dar tada dviejose rajoninėse laikraščiuose, kiek kainuotų reklama mums. Tai, kad aš jau prieš tai dirbau sistemoje su laikraščiai leidimui, paskaičiavom, kad mums išeina pigiau. Ir mes nutarėm leisti kol kas išvis, niekas negalvodamas apie tolimesnę eigą, tiesiog reklaminį laikraštį. O tai ir buvo to pradžia. 2002 metų, gegužės 14 dieną išėjo pirmas numeris. Su dideliom reklamom, per 4 puslapius, buvo labai smagu. Krašto vitrina orientuojasi į kažkokią specifinę publiką, ar jūs rašote visiems žmonėms, nepaisant jų amžiaus, lyties ir taip toliau? Trupučiuką istorijos. Kada jau mes supratom, kad viena reklama, šitas laikraštis, gali būti neįdomus, mes nutarėm eiti galbūt tokią linkmę. Aš pažiūrėjau, kad apie sportą mažai, apie politiką beveik nėra tokio rimtesnių straipsnių. Ir mes nutarėm, kad mes šitos dvi pozicijos, tokios kaip sportas ir politika, mūsų taps pagrindu. Ir tada jau mes pradėjom po trupučiuką eiti. Aišku, kol mes tapom tokių laikraščių, kaip dabar yra, tai iš tiesų praėjo turbūt 3 ar 4 metai, tai kad mes pirmus 3 metus dalinam laikraštį iš vis nemokamai, kad tik daugiau žmonių sužinotų. Netgi būdavo, kad tiražai daeitavo iki 10 000 būdavo. Tai retkarčiais, kada reikėjo taip išplatinti. Bet paskui viską pabrango ir mes jau tapom mažesnių tiražų ir apmokami. O kalbant apie informacijos sklaidos tempą, kaip greitai pasiekia žinios skaitytojus? Pasakysim taip, pas mus dabar yra ne vien tik laikraštis. Pas mus mes prieš gerus 4 metus nutarėm, kad tam, kad informacija pateiktų skaitytojus labai greitai, mums reikėjo ką tai daryti. Ir mes nutarėm įsteigti jau internetinį portalą, kaivitrina.com, todėl kad kiek tai išeini, jeigu 2 kartus išeini į savaitę, informacija pasensta, laikraštį. Tai mes nutarėm portalą, portalas jau pradėjo taip, sėdim kasdien. Informacija turi būti taip, šiandien buvo renginys, šiandien turi būti informacija. Arba netgi būna taip, kad kada mes tiesiog transliacijų sporto varžybų, tai kas vyksta salėje šią minutę ir pas mus portale šią minutę. Kaip būtent šiuo aspektu vertinat kitus Krašto laikraščius? Iš tiesų aš nenorėčiau vertinti, kaip kiti dirba, jie man turbūt turi savo strategiją, todėl mes priimėm savo strategiją, mes šito strategijoje einam. Iš tiesų mes nesam tipiškas laikraštis arba tipiška, skaitysim, medija struktūra, todėl kad mes einam tokiu savo keliuku užbrėžtų ir nedairomės į kitus, absoliučiai. Sakot, kad jūsų laikraštis yra netipiškas ir pavadinimas, sakyčiau, originalus. Kaip gimė būtent tokia mintis pavadinti leidinį Krašto vitrina? Žinot kaip, mes manėm trupučiuką taip, žodis krašto paskui atsirado tik. Pirmas buvo mintis vitrina, atspindys, tas, kas vyksta dabar. Tai ir atsirado vitrina, o paskui mes pridėjom, pagalvojom, kad mes čia būsim į Prienus ir Birštonį, Krašto vitrina. Ir padarėm Krašto vitriną, ir viskas, ir prigijo, ir einam.
Jūs lankotės bene visuose Prienų organizuojamuose renginiuose, tai gal galit įžvelgti kažkokias tendencijas, ar prieniečiai kuo toliau, tuo labiau domisi kultūra, sportu, ar galbūt mažėja šis susidomėjimas? Iš tiesų pasakysiu tiesiai, kad mes jau trupučiuką tokį tapom išrankesni ir mes ne visose renginiuose lankomės. Iš tiesų sportui atidodam daug dėmesio skiriam, labai daug skiriam dėmesio sportui. O dėl žmonių, pasakysiu taip, renginiuose, tokiuose standartinėse, kurios reikia tik atiduoti duoklę, tai būna mažai žmonių. Bet kada būna teminiai renginiai, kodėlgi ne, susirinka nemažai žmonių. Ypač man džiugu, kad seniūnijose, kada kas tai vyksta savo, tai žmonių susirinka. O sporto varžybos viską priklauso nuo to, ką mes norim pamatyti. Jeigu žaidžia, skatysim, aukščiausios lygos komandos, tai būna daug žmonių, o kada žaidžia vietiniai, gaila, tada žmonių nebūdant 10-20 ateina pažiūrėti, o čia yra bėda. Mes tinginiai, iš tiesų, kaip žiūrovai, kaip patriotai savo miestą, trupučiuką tinginiaujam. O pats jūs ar nesiskundžiat skaitytojų skaičiumi, galbūt norėtųsi, kad daugiau? Iš tiesų, aš pasakysiu, kada mes priėmėm sprendimą tokį, kad nemokamai paleisti internetinį portalą, tai į popierinį variantą mes žiūrim galbūt taip filosofiškai. Kiek yra, tiek gerai. Tai, kad iš tiesų uždirbti tiek iš pardavimo laikraščio neįmanoma. Reikia daryti daugiau tokių renginių organizuoti, visą kitą pritraukti lėšas kitomis, kitais būdais pritraukti lėšas. Todėl, kad vien iš pardavimo neįmanom. Ir dar mums laikraštis nėra pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Jis yra daugiau gal visuomeninė tokia veikla, galim pasakyti taip. Todėl mes žiūrim, skaičiuojam būtinai, bet mes einam trupučiuką kitų kelių. Mes ne tik iš pardavimų, bet iš reklamos davėjų gaunam, ten iš kitų dalykų. Tai popierinis variantas čia yra tiek, kiek žmonės nori, tiek yra. Pas mus jis iki 1000 tik, mes nepretenduojam į, skatysim, lyderius, niekada nepretendavom, todėl taip ir yra. Jūs profesijai pareigoja lankytis beveik visuose organizuojamuose renginiuose. Jeigu nebūtumėt leidėjas, rašytojas, fotografas, ar lankytumėtės juose? Iš tiesų, jeigu aš mes neleistume laikraščio ir nebūtų pas mus portalo, tai sporto renginiai ir įdomus kultūriniai renginiai, džiazas ten galbūt, arba susitikimai su tokiais rašytojais, aš tiksliai būčiau, eičiau asmeniškai. O dabar, kaip, iš tiesų, pas mus redakcijoje tik yra turbūt vienas, skatysim taip, diplomuotas žurnalistas, čia mūsų redaktorius. Aš tai esu tik, kaip čia pavadinti, galima būtų rusiškai pisaka. Tik trupučiuką parašau, kad tai viską padarau, daug fotografuoju. O taip, tai pas mus visi kompanija tokia, galim pasakyti taip, kaip čia vienu žodžiu išreikšti. Mes pasišventi šitam reikalui ir mes tiesiog visi dirbam tą darbą, nors nesam profesionalūs žurnalistai. Kiek žmonių turi įdėti darbų, kad išvystumėm krašto vitrinos laikraštį? Žinot, čia vėl filosofiškas klausimas. Kiek žmonių? Iš tiesų dabar, kada mes jau 10 metų, draugaujam su gyventojais, su publika, tai dabar lengviau. Pirmiausiai, mes turim žmogų, kuris dirba, kaip, pasakysim taip, jo čia kaip jo darbovietė. Turim tokią Sigutę, labai gerą korespondentę, kurią, galim sakyti, neša krašto vitriną ant savo pečių. Sporto ir politiką čia aš jau leisiu priskirti savo. Redaktorius parašo redaktorius skiltis, visą šitą, o kultūrinius renginius, jeigu mes norim paskaityti jau apie kultūrą, ne kaip apie reiškinį tokį, kad atėjo kas ant scenos ir padavė kitam ranką, o apie temą, kad būtų visi žinot. Tai reikia, tada pas mus yra Vilija. Vilija, kurią dirba, jinai rašo. O taip tai labai daug dabar kas atsiunčia mums šitus straipsniukus, mes jos įdedam. Tegul, jeigu žmogus nori per mūsų leidinį ką tai parodyti, parašyti, tai mes sutikėm galimybę tokią. Kokios krašto vitrinos ateities perspektyvos? Ar išliks toks pats, koks dabar, ar keisis? Kaip sakoma, visada, kada 10 metų jau norisi kitų permainų, kada tai jau sensti, čia išeini iš to
į tokio labai jauno jau amžiaus, norisi ką tai pakeisti. Mes dabar pavadinsim taip, kad VŠI krašto vitrinos formatas kaip įmonės, jis išlieka, o jau laikraščio ir visa kita bus taip. Portalas lieka tam, kad greita informacija pasiektų skaitytojus. Manau, kad krašto vitrina taps savaitraščiu kitais metais. Ir čia bus naujiena turbūt gyventojams. Mes naują produktą kitais metais pateiksim, bet apie jį aš kol kas, kaip pasakysim taip, komercinė paslaptis, norėčiau nepasakyti. Bet aš manau, kad pirmas egzempliorius to, ką mes leisim kitais metais, gali atsirasti prieš Kalėdas šiemet.